Aš, Kristina Pielikytė Solovjova, 1991 metais dirbau Pagėgių miesto ir apylinkės viršaičio pavaduotoja. Situacija 1991 metais buvo tikrai įtempta, tam ruošėsi ir visas Šilutės rajonas ir tam ruošėsi Pagėgių miesto ir apylinkės viršaitės. 1991 metais sausio 11 dieną buvo sušauktas neeilinis Pagėgių miesto ir apylinkės tarybos posėdis. Tarybos posėdėje buvo priimtas sprendimas dėl Pagėgių miestos ir apylinkės tarybos darbo reglamento 8 straipsnio 2 paragrafo pakeitimo. Buvo priimtas sprendimas dėl solidarizavimuose su Lietuvos parlamentu ir vyriausybė. Šilutės rajono Pagėgių miesto ir apylinkės taryba solidarizuojasi su Lietuvos Respublikos teisėtai išrinktų parlamentu ir Lietuvos vyriausybė ir yra pasiruošusi vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymus. Tam pritarė visi tarybos nariai. 1991 metais sausio mėnesį teko dalyvauti žuvusių sausio 13 naktį aukų laidotuvėse. Oi neverk, motinėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės ir pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Tokie dainos žodžiai suskambo iš pagėgiškių lūpų tą ankstų 1991 metų sausio 16 dienos rytą prie Lietuvos televizijos bokšto. Kelionę į aukų laidotuves organizavo tuo metu dirbusi Pagėgių kultūros namų direktorė Stasė Kulberkienė. Į Vilnių vykome daugmaž apie 20 žmonių. Iš Pagėgių išvykome 1991 metų sausio 16 dienos 1 valandą nakties ir apie 6 valandą ryto buvome Vilniuje prie Lietuvos televizijos bokšto. Telebokšto teritorija buvo aptverta metalinė tvora ir kiemas visas uždarytas. O pačiame kieme stovėjo sovietų tankai ir apie juos vaikščiojo ginkluoti kariškiai. Televizijos bokštas ir esantis pastatai radijo ir televizijos buvo tuo momentu užimti. Žuvusių aukų vietose degė žvakės, buvo padėtos gėlės. Vėliau nuvykome prie Lietuvos aukščiausiosios tarybos pastato. Pastatas taip pat buvo aptvertas metaliniam tvorom, stovėjo barikados. Aplink pastatą degė laužai, prie kurių budėjo žmonės ir saugojo aukščiausios tarybos pastatą. Žmonės buvo išvargę, tačiau jų akyse švietė noras ir ryžtas būti laisviems ir nepriklausomiems. Iš ten vykome į Vilniaus sporto rūmus. Sporto rūmuose buvo pašarvoti 9 žuvę sausio 13 naktį žmonės.
Padėjome vainiką, kurį nupynė mūsų gėlininkė Marytė Vaičiulienė. Vainikas buvo nupintas iš rožių. Žuvusius pagerbėme tylos minute. Vėliau vykome į katedrą. Visas prospektas nuo pat aukščiausios tarybos pastatų iki pat katedros, visas prospektas buvo apstatytas žvakėmis. Žuvusieji automobiliais iš sporto rūmų buvo nuvežti į katedrą. Katedroje vyko mišios už žuvusius. Mes mišias klausėmės prie katedros. Katedros aikštėje stovėjo minios žmonių. Atrodė, kad visa Lietuva atvyko pagerbti savo didvyrių, atiduoti jiems paskutinę savo pagarbą. Pasibaigus mišioms katedros aikštėje vyko gedulo mitingas. Gedulo mitinge kalbėjo ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, Justinas Marcinkevičius bei atvykę svečiai iš Latvijos, Lenkijos, Estijos ir kitų respublikų. Po gedulo mitingo automobiliais su žuvusiųjų karstais pasuko Antakalnio kapinių link. Visur, kur tik ėjome, matėme didelį žmonių susikaupimą ir ryžtą kovoti, kad būtumėm laisvi. Į Antakalnį nuo katedros aikštės mes ir išvažiavom. Visi pavargę, visi susimąstę, kiekvien savo mintyse paskendę visi. Grįžom mes. Irgi grįžom vėlai vakare. Oi, neverk, motinėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės ir pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus lauks teismo dienos paskutinės. Ir pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus lauks teismo dienos paskutinės.